Turime vaizdą, kuris yra netoli miesto universiteto ligoninės, netoli Dragūnų, kur yra Dragūnai matosi iš dešinės pusės. Jo, čia yra. Ir, žodžiu, yra rekonstruojamas privažiavimas gyventojams šalia Liepojos plento. Toj vietoje yra padaryta atskira gatvelė su atskirais įvažiavimais. Atskiras į tą gatvelę įvažiavimas iš Šiltnamių gatvės. Mūsų manimų, kad čia truputėlį padarėm brangesnį projektą, negu kad reikėjo. Žinoma, dabar nieko nebesustabdysi, bet ateityje, galbūt techninėje taryboje, galbūt, reiškia, kitokio formato susitikimuose reiktų giliau išnagrinėti visus šitos dalykus ir tik tada imtis projekto. Stebint šitą gatvę, gatvės gale matome neaiškumą, kaip toliau tęsiasi dviračių takas, kaip jis susijungia su Klaipėdos gatve. O tai palauk, tai jis niekaip nesusijungia su Klaipėdos gatve, nes ten yra padarytas apsisukimas ir faktiškai tai padidina srautą šitoj naujoj gatvėje, kadangi žmonės važiuos ir į vieną, ir į kitą pusę. Tai aš nesuprantu iš tikrųjų šitos logikos, kodėl negalima buvo sujungti šitos naujos gatvės su Klaipėdos gatve. Nes, pavyzdžiui, kitame kvartale, kur aš žinau, irgi yra toks apsisukimas gatvės pabaigoje, tai ta gatvė atsiremia į Danės upę. O čia iš tikrųjų keistas labai sprendimas. Gerai, tu teisus, nes man atrodo, kad šita gatvė labai siaura ir reiktų prasilenkti, jeigu įvažiuotų į šitą gatvelę kažkoks sunkesnis transportas, apsisukti jau būtų problematiška, o gale nuvažiavus visiškai neaišku, kaip reiktų išvažiuoti. Tai liktai gatvė visiškai tiesta tik tai gyventojam, bet jau toj vietoj matom, kad ne iki galo viskas pramastyta.